Gal šiandien tavo gyvenime atrodo santykis su viešpačiu tolimas, kad viešpats nutolo nuo tavęs, jis kažkur toli pasidarė. Bet ar iš tiesų viešpats nutolsta nuo mūsų, o gal mes nuklystame nuo jo, mes nutolstame nuo jo? Jeremijo pranašystėje 3 skyriui 22 eilutė viešpats kreipėsi į savo tautą: sugrįžkite, nuklydusiai vaikai, aš atleisiu jums. Tai ką mes matom? Kad vaikai nuklydo, jo tauta nuklydo, kažkur ne ten pasuko, kažkur ne ten judėjo. Ir sako, sugrįžkite, atsigręžkite viešpatį, pajudėkite teisingą kryptį. Ir sako viešpats, aš atleisiu jums. Nesvarbu, ką padarei, nesvarbu, dėl ko nuklydai, svarbu sugrįž pas viešpatį, o jis pažada atleisti. Štai mes ateiname pas tave, nes tu esi viešpats mūsų Dievas. Štai taip Izraelio tauta atsakė į kvietimą. Štai mes ateiname. Kviečiu tave šiandien atsakyti taip pat iš savo širdies. Štai ateinu pas tave viešpatį. O viešpats žada, ateik ir atleisiu tau.